Mokausi 9 valandas per dieną ir man visai nenuobodu, nes man iš tikrųjų patinka mokytis. Žinau, kaip tai skamba, nedžadžinam, paklausom. Tai štai kodėl. Man iš tikrųjų patinka mokytis, dėl to ir studijuoju, bet kas man padeda labiausiai šiuo metu, tai Astra AI programėlė. Kodėl? Nes ji padaro mokymasi įdomiu. Pavyzdžiui, įkeliu savo medžiagą ir jinai viską paverčia į podcastą. Iš visų čia esančių užduočių ir funkcijų renkuosi podcastą. Noriu parodyti, kaip tai veikia. Šiandien nersime į pačią sudėtingiausią ir paslaptingiausią mūsų kūno dalį – centrinę nervų sistemą. Kodėl jie tokie svarbus? Jie yra eferentiniai, o tai reiškia, kad jie yra pagrindiniai išsiuntėjai. Jie lyg smegenėlių žievės direktoriai, surenka visą informaciją apie... Ir visi mano užrašai skamba kaip podcast. Aišku, aš ne tik klausau, aš taip pat kartojuosi medžiagą ir tikrinu savo žinias, darau flashcards, tiginu giliau, kartojuosi testus. Esmė tame, kad aš nesėdžiu visą laiką prie stalo, nieko nedarydam. Astra AI aš naudoju ryte, kai darausi makiažą, važiuodama autobusu ar mašina į darbą, gamindama ir kai ruošiuosi kur nors išeiti. Žodžiu, visais tais tarpais, kurie būna mano dienoje. Ir geriausia, kad tai nesijaučia kaip mokymasis, o kaip įdomaus dalyko klausimas, lyg klausyčiausi podcast'o. Ir taip aš mokausi 9 valandas per dieną.